Mūsų pasaulis kasdien susiduria su daugybė globalinių iššūkių, kurie reikalauja neatidėliotinos pagalbos ir veiksmų. Tai klausimai, kurie gali lemti mūsų ateitį. Ar mes galime išspręsti šias problemas? Ar mes tiesiog stebėsime jų progresavimą? Klimato kaita yra viena iš didžiausių šiuolaikinio pasaulio grėsmių, turinti įtakos visoms gyvenimo sritims, nuo oro sąlygų iki ūkininkavimo, nuo sveikatos ir net žmonių migracijos. Poveikis yra ne tik mūsų gyvenimui, bet ir visam gyvenimo tinklui planetoje. Žemės tarša – tai viena iš didžiausių globalinių problemų, su kuria susiduriame šiandien. Tai reiškia, kad žmogaus veikla teršia aplinką įvairiais būdais – oro, vandens ir dirvožemio užterštumu. Tarša turi rimtų pasekmių ne tik gamtai, bet ir žmonių sveikatai, klimato pokyčiams bei pasaulio ekosistemų stabilumui. Pagrindinės aplinkai kenkiančios dujos yra anglies dioksidas, pagrindinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios lemia klimato kaitą priežastis, azoto oksidai išsiskiria deginant kurą ir sukelia smogą bei rūgštų lietų. Sieros dioksidas susidaro deginant anglis ir kurą bei sukelia rūgštų lietų, kuris kenkia augalams, dirvožemiui ir vandens ekosistemoms. Skurdas taip pat yra viena iš didžiausių pasaulinio masto problemų, turinti gilias socialinės, ekonominės ir politinės pasekmes. Tai reiškia ne tik materialinių gėrybių trūkumą, bet ir prieigos prie pagrindinių gyvenimo sąlygų – maisto, švietimo, sveikatos priežiūros, būsto stoką. Skurdas ne tik riboja žmonių galimybės pasiekti savo potencialą, bet ir kuria didelius socialinius iššūkius, tokius kaip nelygybė, diskriminacija ir nesaugumas. Žmogaus teisės ir diskriminacija, žmogaus teisių pažeidimai, diskriminacija dėl rasės, lyties, tautybės, religijos, seksualinės orientacijos ar negalios yra vis dar plačiai paplitę visame pasaulyje. Tai gali pasireikšti per smurtą, socialinę atskirtį, neigiamą požiūrį, neteisingumą teisinėje sistemoje ar ribotas galimybės pasiekti išsilavinimą ir sveikatos paslaugas. Pavyzdžiui, moterų teisės ir lytinė diskriminacija yra rimta problema daugelyje pasaulio šalių. If we go out, we're scared. If we take a bus or remove our masks, we're scared. If we speak louder, we're scared. There's so much fear and stress. If we can't speak, then why go out at all? Pasaulio gyventojų skaičiaus augimas. Pasaulio gyventojų skaičius nuolat auga ir nors tai reiškia daugiau darbo jėgos ir kūrybiškumo, tai taip pat kelia didžiulį spaudimą ištekliams, ekologinėms sistemoms ir urbanizacijai. Kaip galėsime užtikrinti, kad šis augimas nepadarytų nepataisomos žalos planetai? Vaikų išnaudojimas yra viena iš skaudžiausių ir sudėtingiausių globalinių problemų. Ji pasireiškia įvairiomis formomis ir daro ilgalaikį poveikį vaikų fiziniai, emociniai bei psichologiniai geroviai. Pagrindinės vaikų išnaudojimo formos – vaikų darbas, prekyba vaikais, seksualinis vaikų išnaudojimas, priverstinis karinis įtraukimas, priverstinės santuokos. Šiandien tik trumpai pakalbėjau apie tai, kas liečia mus visus – globalinės problemos. Tai ne tik dideli žodžiai, tai realūs iššūkiai, kurie veikia milijonų žmonių kasdien. Klimato kaita, skurdas, žmogaus teisių pažeidimai, vaikų išnaudojimas, nelygybė – tai tik keletas iš jų. Visos šios problemos yra susijusios. Jos nesustoja ties valstybės siena ar mūsų kiemu. Jei dega miškai Amazonėje, tai paveikia mūsų orą. Jei vaikai neturi galimybės mokytis, tai paveikia mūsų ateitį.